Net ir smalsus pono Nuselės protas neturėjo atsakymą, kodėl ne vienas miestelio stalius neturi savo dirbtuvės Stalių gatvėje. Nors tokia gatvė miestelėje tikrai buvo. Vienas iš 3 Kalto ir Obliaus meistrų pasirinko savo Pintinių gatvę, antras Gulbių, o trečias įsitaisė Katarininkų gatvėje. Būtent iš pirmą tų dirbtuvių sustojo ponas Nuselė ir atkraginęs galvą studijavo virš įėjimo kabančią didelę iškabą. Skaitydamas spalvotas raidės, kurios siūlė pigias ir patikimas paslaugas, kartu apmąstė, kaip turėtų pradėti tuoj pat įvyksiantį pokalbį. Atvedė jį čia pakosto dėmė, kuri rado ant pagrobėjo laiško. Tik 3 miestelio gyventojų grupės dėl savo amatų kasdien turėjo reikalų su pakostu ir Ambrazėjus tikėjosi būtent tarp jų aptikti Kubos pagrobėjus. Tai buvo pakinktų dirbėjai, stikliai ir staliai. Ambrazėjus jau aplankė pakinktininkus ir stiklius, o šiandien išsiruošė aplankyti stalius. Vakar jis nieko nelaimėjo, neaptiko jokio pėdsako, o kaip seksis šiandien. Stumtelėjo duris ir energingai įžengė į vidų. Labą dieną, mandagiai kilstelėjo skrybelę. Sveikiname poną inspektorių. Pasitiko atvykėlį pats meistras. Kviečiame toliau. Kuo, pone inspektoriau, galima jums pasitarnauti? Ponas Nuselė žaibiškai apžvelgė dirbtuvių vidų. Rietuvė lentų, stiklainių su klijais ir dažais, ant sienos kabančių įrankių komplektą. Tai jį domino mažiausiai. Bet jo dėmesį patraukė meistrų padėjėjas, kuris įnirtingai obliavo kažkokią lentą. Pagal amžių jis galėtų būti vienas jų, mintise pasakė Ambrazėjus, nes jis nuo pat pradžių darė prielaidą, kad šitos visos aferos kaltininkai buvo jauni žmonės, ką tik įžengė į nusikaltimų kelią. Apie tai pirmiausia bylojo naivus laiško stilius. Klausite, ponė, kas mane čia atvedė? Pakartojo detektyvas. Truputį keistas reikalas. Norėčiau užsakyti savo būtent paspirtuką. Meistras pračiai pravėlė lūpas, o padėjėjas valandėlį sustabdė Oblių ir niekinamai žvelgė į Nuselę. Aišku, neketinu jo važinėti, ne, šypsena paaiškino detektyvas. Tai turėtų būti dovana mano krikštasniui, kuris svajoja būtent apie tokį žaislą. Ar, ponė, galėtumėt kažką tokio padirbinti? Meistras pasikasė galvą. Įkalėt man, ponė, pleištą kaip reikiant, pasakė jis. Gaminau įvairiausių daiktų, bet paspirtuko iki šiol manęs niekas neprašė pagaminti. Žinoma, galėčiau pamėginti, bet siūlau jums, ponė, pasižvalgyti gatavo. O Balandėnuose nesenai esu matęs tokią keliavimo priemonę. Balandėnuose. Taip, mano pusbrolis ten turi žaislų parduotuvę. Būtent toje parduotuvėje ir mačiau. Pagalvosiu, gal ir išsiruošiu. Prašau dėl visako jūsų pusbrolio adreso. Žinoma, su malonumu. Tai yra Lakštingalų gatvė 13 namas. Ponas Nuselė nutaisė susirūpinusi veidą. Turėčiau užsirašyti. Atmintis jau ne pati geriausia, bet kaip tyčia neturiu savo užrašų knygutės. Gal jūs, jauno žmogau, kreipėsi į meistro padėję, padarysite man mažą paslaugėlę ir užrašysite adresą. Padėjėjas klausimai pasižiūrėjo į meistrą, kuris tarė jam aštriai. Ko laukia Antanai? Negirdėjai, ką ponas inspektorius prašė? Padėjėjas sutriko ir kaip vėjo nupūstas dingo už užuolaidos, kuri dengė dirbtuvių kampą, iš kur po akimirkos išėjo su lapu ir pieštuku rankoje. Gali rašyt, prisistatė jis. Prašau, ponė meistra, pakartoti adresą. Meistras pakartojo, o Antanas, pagelbėdamas savo ir net liežuviu, užrašė, ką reikėjo. Prašau, padavė lapą Nuselei. Imdamas jį, detektyvas dėmesingai apžiūrėjo vaikiną, bet nepastebėjo jo veide nieko,
kas bylotų apie nešvarę sąžinę. Nė pėdsako baimės, paraudimo, sutrikimo. Gal ir šį kartą nepataikiau, pamatė Ambraziejus. Veidas doras ir jo vardas prasideda A, o ne J ar M raidėmis. Ir žvilgsnis į lapelį su adresu sustiprino jo įsitikinimą, kad Antanas turbūt nieko dėtas, jo braižas niekiek nepanašus į pagrobėjų rašyseną. Aišku, laišką, kuriame buvo skirtas susitikimas Beržyne, galėjo parašyti antras Sėvras. Bet geras žmonių pažinojimas sakė Noseliai, kad Antanas su pagrobimu visai nesusijęs. Tas žmonių pažinojimas detektyvą nuvildavo labai retai. Todėl jis padėjo lapą į kišenę, padėkojo už patarimą, kur ieškoti paspirtuko ir patraukė į Gulbių gatvę. Gulbių gatvėje sugaišo neilgai. Ant dirbtuvės durų kabojo trumpas, bet iškalbingas pranešimas. Verslas likviduotas, nes meistras serga. O mūrinio namo, kuriame buvo dirbtuvė sargas, paklaustas apie meistro mokinius arba pameistrius, įtartinai nužvilgė Noselę ir pareiškė, kad paskutinį mokinį dirbtuvėje yra matęs, kai jo plaukai gražiai garbanojasi. O tai sakydamas iškalbingai paglostė savo absoliučiai pliką galvą. Nu ką, liko tik Katarininkų gatvė. Atsidūsio mintise Ambraziejus ir pasuko į paskutinę dirbtuvę. Pakeliui mąstė, ar neišgalvoti kokios kitos apsilankimo priežasties, ne paspirtuko, bet nutarė, kad neverta. Pokalbis apie paspirtuką daug įdomesnis, negu tarkime apie skrybelių kabyklą. Jeigu mano vienintelis krikštasunis, sūkdamas pražilusi ūsą, žinotų, kad jam ieško paspirtuko, sprogtų iš juoko, pamatė seklys, įeidamas į pono Zylės dirbtuvę. Ieškote, ponė, paspirtuko? Nudžiugo meistras Zylė, kai Noselė išdėstė savo prašymą. Jūs puikiai pataikėte. Padirbinti jo, ponė, nepadirbinsiu, bet paspirtukas bus. Vaikinai! Šūktelėjo savo dviem padėjėjams, kurie montavo didelę lyg namas spintą. Nu, šokite iki sandėliuko, paieškokite pono inspektorių, tikrai, ką nors ten rasite. Bet palaukite, eisiu kartu su jumis, nes jei leisiu jūs ten vienus, padarysite man tokią netvarką, kad paskui metus nesusigaudysiu, kas kur padėta. Labai atsiprašau, ponė, nusilenkė Noseliai, bet ilgai neužtruksiu. O jūs tuo metu gal pasižvalgykite laikraštį, jis guli ten šalia lentynos. Išliejęs tą žodžių srautą, kartu su abiem savo padėjėjais dingo už durų, vedančių į sandėlį. Ambraziejus nutarė negaišti laiko. Greitų žvilgsnių apmetė dirbtuvėlę, pasistebė ant pirštų, pritupė, pasižiūrėjo šen bei ten, galop priėjo prie lentynos, ant kurio buvo padėtas laikraštis. Jau ištiesė jį paimti, kai staiga suakmenėjo. Jo širdis pašoko kaip kamuolys, o akis įsmigo į žalią sąsiuvinį, gulėjusi šalia laikraščio. Ant jo viršelio matėsi užrašytas savininko Mykolo Eskulos vardas ir pavardė, o M ir J atrodė taip, lyg jos būtų gyvos perkeltos nuo pagrobėjų laiško. Ambraziejus neturėjo nė šešėlio abejonių, kad laiškas ir pavardė parašyti tą pačią ranką. Tad nusikaltėlis yra šičia, šioje dirbtuvėje. Mąstė priblokštas atradimo. Tai vienas meistro Zylės padėjėjas. Bet kuris? O gal abu? Su nerimu pažvelgė į sandėlio duris, dar jos uždarytos. Dar ieško paspirtuko, tai puiku, turi dar truputėlį laiko pamastyti, kaip elgtis toliau. Pirmiausia, privalau sužinoti jų vardus, sprendė. Turiu sužinoti, kuris iš jų Mykolas, kaip tai padaryti, kad nesužadinčiau įtarimų, nepabaidyčiau paukštelio. Trumpai pagalvojo ir detektyvo veidas nušvito. Jau žinojo. Ta pačią akimirką
Tarpduryje pasirodė meistras Zylė, kuris pergalingai purtė virš galvos paspirtuką. Radome truputį apibraižytas, bet atšviežinsime ir bus kaip naujas. Taip, vaikinai. Padėjėjai uoliai pritarė ir vėl ėmėsi spintos. Noselė laukia būtent tokio momento. Mykolas, pasakė jis garsiai ir nutilo, akylai stebėdamas abu vaikinus. Mano krikštasūnį Mykolą tikrai pradžiugins dovana. Užbaigė šiek tiek tyliau, truputėlį nusivylusiu balsu. Be abejo, pritarė meistras Zylė. Tas nekaltas bandymas parodė, kad Mykolo dirbtuvėje nėra. Jeigu jis čia būtų, ištarus jo vardą, tikrai būtų atsigręžęs, o padėjėjai net nekrustelėjo. Tai kur jisai yra? Mąstė Ambraziejus. Kaip apie jį sužinoti? Pažvelgė į paspirtuką, jis man pagelbės. O kada galėčiau jį atsiimti? Paklausė. Meistras kažką skaičiavo mintise. Po kokių 3 dienų, atsakė jis. Pirmiausia, privalome užbaigti šią spintą. Klientas jau labai nekantrauja. Matau, kad turite daug darbo. Ne pro šalį būtų dar vienas padėjėjas, gudriai tarė Noselė. Meistro veido krito šešėlis. Turiu dar vieną, bet... Jis numojo ranką. Priėmiau jį, nes prašė jo motina. Vai nori, kad jis taptų Staliumi. Tik jam nemokslai galvoje. Ateina, kada nori, išeina, jam niekas nerūpi. Va, matote, ponė, šiandien vėl neatėjo.